Sveiki. ARK prekyba jau pradėjo kalėdinę prekybą. Mes atidarėme puslapį kalėdumugė.lt. Surinkę naršyklėje šį adresą, paspaudę Enter, pateksite į mūsų puslapį. Štai netrukus išvysime, kaip atrodo šis puslapis. Štai kalėdumugė.lt. Čia pagal savo poreikius, norus ir galimybės galėsite įsigyti kalėdinių dovanų. Be abejo, tai bus susiję su technika, kompiuterinė technika, buitinė technika ir panašiais dalykais. Ir viskas labai paprasta. Štai yra vienoje pusėje lankiklis ir kitoje pusėje lankiklis. Na, tarkim, nusistatome, kad ieškome dovanų nuo, šiek tiek mažiau. Dar mažiau, nuo 150 litų iki, tarkim, kokių 1600–700. Ir štai iš karto mums kalėdumugė.lt parenka prekes esančias tame tarpe tarp mažesnės ir didesnės sumos. Na, ir tarkim, mums patiko telefonas. Štai mus iškart nukreipia į ARK prekybos puslapį, dedame į krepšelį. Jeigu norime toliau peržiūrėti kitas prekes, spaudžiame mygtuką Kalėdų mugė. Ir štai vėl galime pasidairyti prekių. Na, šį kartą pasižiūrėkime prekę šiek tiek brangesnę. Na, tarkim, štai šį puikų nešiojame kompiuterį Lenovo Flex. Dedame į krepšelį ir mums užtenka dviejų prekių. Štai paspaudžiame krepšelis, spaudžiame toliau, kad užsisakytumėme. Čia mes įrašome savo duomenis. Uždedame varnelę, kad susipažinome su taisyklėmis. Be abejo, jas būtinai paskaitykite. Spaudžiame tęsti. Ir štai mūsų klausia, kaip mes atsiimsime prekę. Prekę galime atsiimti trimis būdais. Tai yra salone, už tai nereikės mokėti nieko. Taip pat galima pristatyti prekę į namus arba į darbovietę. Tai kainuoja 10 litų, jeigu mokate iš ankstinių banko pavedimų, arba tai yra išsimokėtiniai. Na, kada yra grinais pinigais, šiek tiek brangiau kainuoja 20 litų. Mes renkamės pristatymą į namus ar darbovietę ir štai žemiau nurodome savo duomenys, patiksliname. Jeigu tai būtų įmonė, be abejo įvedame kodus. Galime išsaugoti kaip ruošinį. Galime taip pat nurodyti kitą adresą, negu mes registravomės. Tai yra prekės pristatymo adresu, tada būtų adresas kažkoks kitas nurodytas ir tuo adresu būtų pristatyta prekė. Na, tačiau šiuo atveju sutampa su mano registruotu atveju, todėl galime registruotis toliau. Štai, apmokėjimo būdai, iš ankstinių banko pavedimo ir spaudžiame toliau.
Netrukus gauname sąskaitą į elektroninį paštą ir pagal ją galima padaryti apmokėjimą pavedimu. Dar kartą patvirtiname. Štai būtų užsakymas. Viskas, užsakymas atliktas.